Labas, seniai nedariau va tokio video, tokio paprasto, žinai. Tai jo, pagalvojau padarysiu ir atėjau į vietą, kur tikriausiai daugiausia aš tokių savo video esu padaręs. Prie ežero, šiaip dabar labai gražus vaizdas. Tai jo, bet žinai, apie ką aš noriu pakalbėti, tai tiesiog tokį vat ramų video padaryti, kad atsipalaiduotumėm kartu, žinai. Ir kad apsidžiaugtumėm, kad pagaliau viskas žaliuoja, kad pagaliau, žinai, yra tokie vat vakarai kaip dabar. Va tokie vat. Ir kad tiesiog, žinai, pagaliau ateina vasara, nes aš labai pasilgau vasaros. Aš pasilgau, kai va čia visur bėga, žinai, arbūzos sultis, kai kandi tą arbūzą. Aš pasilgau va tokių va dalykų. Ir visiems tiesiog geresnė nuotaika, kai toks va geras oras, žinai, kai karšta. Man nepatinka, kai būna karšta. Žinai, man 20 čia jau, žinai, wow, atsargiai. Nesudenkit manęs. Bet jo, nu vis tiek smagu, žinai, kad jau nebe žiema ir aš laukiu vasaros. Bet tada va čia yra minusas, kad viską, ko aš darau, tai aš tiesiog laukiu, žinai. Turonė, aš laukiu vasaros. Tada, kada ateis vasara, aš lauksiu gal žiemos. Kažkokia mintis ateis, kad, žinai, oi, kaip laukiu kalėdų. Man kalėdos nelabai, vaikystėje buvo labai nais kalėdos, bet dabar jau nebelabai. Bet jo, bet iš kažkur atsiražinai kažkokia mintis, kad oi, aš laukiu kalėdų, tada aš labai lauksiu kalėdų, tada vėl lauksiu vasaros, nes man per kalėdas bus depresija. Nu ir žodžiu, ir toks nesibaigiantis ratas. Ir aš dabar šį pastebėjau, kad aš jau tam gyvenimo laikotarpį, žinai, kur aš toksai stop, trupučiuką, žinai. Čia jau man viskas per greitai eina. Aš dabar tiesiog noriu, žinai, sekundės tokios, kad nieko nebūtų, nes jau metai pradeda, tai, žinai, varyti. Aš toks jau fucking birželis kitas mėnuo, god damn it, žinai. Ir jo, tai tiesiog pastebėjau, kad aš jau tam gyvenimo laikotarpiu, kai viskas man labai skuba. Ir aš nežinau, ar gerai yra, kad viską, ką aš darau, tai aš tiesiog laukiu, žinai, vasaros, tada laukiu dar kažko kito ir jo. Tai kažkaip keista gyventi belaukiant, bet tuo pačiu ir norėt sustabdyti laiką, nes jau supranti, kad blemba per greitai. Man atrodo, kad vakar išgirdau labai tokį fainą posakį, kad, tokia mintis buvo, žinai, kad šiandien yra rytojus, dėl kurio aš jaudinausi vakar. Ir čia tokia blemba tiesa, turonį kiekvieną dieną aš jaudinuosi, žinai, kad, pavyzdžiui, gal kažko nedarau, ar tiesiog kažkas ne taip, arba jaudinuosi, žinai, ką aš ten rytoj darysiu. Ir ta kiekviena diena jau šiandien yra diena, kai aš jaudinausi vakar dėl žinai, šiandienos, ten ką aš padarysiu ir kaip atrodys mano diena. Ir aš dabar jau jaudinuosi dėl rytojaus, žinai. Tai čia toksai, god damn it, žinai. Ir nesibaigiantis ratas. Ir aš sakau, gyvenimas šiaip yra nesibaigiantis ratas. Nes aš asmeniškai viską, ką darau, tai jaudinuosi ir tada laukiu vasaros ir laukiu žiemos, laukiu rudens. Nes ruduo turi tą tokį, žinai, fainą jausmą, vat, kai tokie rudens vakarai yra gražiausi. Žinai, tikrai atsiprašau, tą energiją visą turi, žinai, ten toks, paklausai kokios dar liūdnos muzikos, tai viskas, įskridęs jau. Bet jo, aš šiaip padaryčiau va tokį va kadrą. Kad, žinai, galėtum žiūrėti ne į mane, o į ežerą, bet tada manęs nesimatys. Bet aš noriu, kad šitas video būtų apie mane, žinai, o ne apie ežerą. O aš savanaudis, esu egoistas kažkoks blemba. Nenoriu, kad tu pamatytum gražus vaizdus, noriu, kad tu žiūrėtum į šitą dalyką. Jesus Christ. Aš net pats kartais į save pažiūrėti negaliu į veidrodį, o priverčiu tave žiūrėti. Nesėkmė. Pats arba pati paspaudai. Tai vat. Nežinau, patart tai nieko nepatarsiu, nes kad patart, tai reikia, žinai, išmanyti tą dalyką. O kad aš pats per daug klaidų darau, kad galėčiau patart kažkam. Ir neturiu gal tokios labai jau, žinai, didelės ir ilgos ir laikų ištestuotos gyvenimiškos patirties. Kai man bus kokie 45, tai tada aš padarysiu kelis tokius video su visa patirtim ir su visais patarimais. Bet tada mano didžiausias patarimas šiaip būtų vis tiek tada neklausytų patarimų, nes kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias skiriasi ir kiekvieno žmogaus gyvenimas yra toks skirtingas, žinai. Tai patarimai, kurie, pavyzdžiui, būtų man naudingi arba man veiktų mano gyvenime, jie tau niekaip neveiks. Tai tiesiog, žinai,
blemba, vienintelis patarimas, kuris yra toks logiškas, tai klausyti savo širdies ir klausyti savo intuicijos ir klausyti savęs tiesiog ir daryti tai, kas tau atrodo geriausia. Ir nesvarbu, kiek tu gyvenimiškos patirties turi. Nes laikai keičiasi ir keičiasi viskas, žinai, kaip viskas veikia. Sakiau, kad neduosiu patarimo, bet daviau vis dėlto. Ir tą patį patarimą duočiau po 45 metų ar ten po, kai man 100 žodžių bus. Ta patį patarimą. Tiesiog klausyk savęs. Ir va čia yra toks patarimas labai šiaip svarbus gyvenime. Tai yra neklausyk žmonių, kurie nėra ten, kur tu nori būti. Pagauni? Viskas. Man atrodo, aš baigiu. Aš dar čia pasidėsiu pasimėgusiu iš to atvaizdu, žinai, kuriuo tau nedau pasimėgut. Tai vat, koks aš blogas, oh my god. Jo, gerai. Viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Ir aš tau linkiu, žinai ką, ramios savaitės ateinančios. Ir jo, tiesiog ramiai, kad viskas praeitų ir žinai, kad būtų viskas gerai. Ir gal geresnis oras bus, tai automatiškai ir geresnė nuotaika ir visa kita. Tai va, viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Ir dar vienas patarimas tada iš karto. Kiekvienas žmogus turi kažką įdomaus pasakyti, žinai. Nes daugam gal atrodo, kad, pavyzdžiui, aš nuobodus arba aš ten, žinai, nieko naujo nepasakysiu žmonijai. Ir čia, žinai, irgi galiu privesti tą dalyką, kad mūsų gyvenimai labai skirtingi yra. Ir kiekvienas iš mūsų užaugom skirtingai ir, žinai, buvom auklėti skirtingai ir turėjom skirtingų įvykių gyvenime savo, tai kiekvieno mūsų istorija yra labai įdomi ir, žiūrėk, come on, va tai atlaikysiu žodžiu, va tai atlaikysiu, kad būtų geresnis apšvietimas ir kiekvieno iš mūsų nuomonė yra įdomi kažkam kitam, tai va, žinai, tai nebijok išreikšti savo nuomonės, vėl patamsė. Gerai, viskas. Baigiu. Tai aš tau linkiu. Žiūrėk. Aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.